Sveiki, miela Evelina, labai smagu Jūs matyti. Šiandien susibėgom trumpam viena pas kitą į svečius nuotolio atšvęsti pasakos gimtadienio. Ir Jūs šitoj mūsų kelionėje jau esate 5 metus ir vienas iš pirmųjų žmonių, kurie prisijungė prie pasakos. Tai labai norėčiau, kad trumpai prisistatytumėt, papasakotumėt savo ir pasakos istoriją ir tada pažiūrėsim, ką dar galime pakalbėti. Sveiki, labai labai ačiū už šitą pakvietimą. Iš tiesų labai, taip sakant, buvo smagu jį gauti, nes iš tiesų pasaka tai yra didelė dalis mūsų, sakyčiau, visos šeimos gyvenimo. Aš esu Evelina, Jurgio mama ir iš tiesų, tikrasis pasakos dalyvis, pasakos, taip sakant, čiabuvis, tai yra Jurgis, mūsų sūnus. Ir Jurgis prisijungė tai prieš lygiai 5 metus. Aš prisimenu tuos pirmuosius pasakos žingsnius, tokius labai nedrąsius, labai, mes čia pažiūrėsim, pagalvosim, kaip čia viskas bus. Ir iš tiesų ta pati pradžia buvo labai tokia, tokia šilta, tokia labai šeimyniška. Ir kadangi tai buvo, tie iškart po covidiniai laikai, tai tie mūsų vaikai ir didesni, ir mažesni, jie turėjo jau šiek tiek tos online patirties, nors Jurgis tada buvo dar pakankamai mažas, jam buvo beveik 8, toks, nei mažas, nei didelis, bet, vis tiek dar viščiukas, kaip aš sakau. Ir mes buvome pasiekę jau tokį lygį, kai, mes šeimoje, kadangi mes gyvename Prancūzijoje, Jurgis gimęs Prancūzijoje, iš tų savo 7 metų, tuo metu jisai buvo 2 pragyvenęs Čekijoje, pasimokęs truputį ir čekų kalbos, bet pas mus namuose, kadangi mes abu esam lietuviai su vyru, tai namuose yra toksai burbulas lietuviškas. Tai mes namuose kalbame lietuviškai ir apskritai daug tos Lietuvos. Visa mūsų šeima Lietuvoje, yra daug to bendravimo, ta prasme, lietuvių kalba kaip ir visą laiką buvo ir yra. Bet kadangi Jurgiui, kaip sakiau, buvo 7-8 metai tuo metu, tai mes buvom pasiekę tokį lygį, kad taip, mes kalbėjome, mes skaitėme knygutes, bet supratom irgi tokį dalyką, kad toliau reikia kažkokios pagalbos iš išorės, nes, tėvai yra tėvai, buvom pasiekę tą lygį, kai jau tėvai tampa ne visai autoritetais, tai reikėjo kažko kito, kad prisijungtų. Ir čia visai netyčia pamačiau, net nežinau, kaip aš pamačiau, kažkur matyt, gal Facebook'e, gal dar kažkur pamačiau apie pasaką. Ir pagalvojame, kad reikia pabandyti. Ir, nuo to laiko Jurgis kaip prisijungė, tai tiesą sakant, neprisimenu, kad kada nors per tuos 5 metus būtų reikėję ten, Jurgį labai smarkiai raginti. Namų darbai, aišku, kaip ir visiems vaikams reikia paraginti, bet kad nenorėtų jungtis į pamoką. Ir Jurgis išbandė visokias tas pamokas, ir individualias, ir su grupe. Tai, sakyčiau, niekada nebuvo motyvacinių problemų ir ypač mokytoja Edita, tai, tiesiog jinai, aš nežinau, turi kažkokią paslaptį, kaip surasti tą paslaptingą mygtuką ir kaip sutramdyti netgi tuos paaugliškus ožiukus ir kaip, taip sakant, ištraukti tą motyvaciją į paviršių. Tai štai tokia mūsų istorija ir iš pradžių kažkaip atrodė, pasaka, ten buvo tik tai mažesniems skirta, labiau orientuota. Dabar labai džiaugiuosi, kad pasaka auga, kad orientuojasi jau ir tuos, kurie kažkada buvo viščiukai, bet dabar jau, taip sakant, patampa bjauraisiais ančiukais, kurie auksi gulbės. Tai, labai smagu, kad pasaka auga ir kad galime būti kartu. Ačiū labai už pasidalinimą, labai įdomu klausytis kiekvienos istorijos ir kiekviena pasakos ir mokinio arba mokytos istorija, jinai yra vis kitokia ir mes vis kitaip matom tą pasaką ir turim savotišką jos viziją mintyse ir kasdienybėje. Šiandien, pavyzdžiui, eidama pasivaikščioti su šuniuku prieš darbą galvojau, reikia paieškoti tų
pasakos gimtadienio ženklų ir galvojau, kaip atrodo gimtadieniai apskritai. Tai ar ne, tai yra šventė, kai susirenka giminės, draugai, yra platus stalas, kaip švenčiame įmonėse kokiose, tai vėlgi kitaip. O kaip mes dabar švesim tą pasakos gimtadienį ir man atrodė, kad man reikia ieškoti gimtadienio ženklų, nepaisant to, kad apsiniaukę aš stengiausi matyti gėles, praskrendančius paukščius ir viduje tikrai yra tas gimtadienio jausmas ir labai norisi, kad visi mūsų mokiniai, mokytojai turėtų tą tokį jausmą savyje, kad šiandien mes švenčiam pasakos gimtadienį, kad ir kur bebūtumėm, kad ir kaip bematytumėm tą pasaką, nes kiekvienas matome ją iš skirtingo kampo. Tai buvo labai įdomu ir pasiklausyti jūsų pasakos istorijos ir kaip jūs matote tą pasaką, ką pastebit, nes esate tikrai senbuviai pasakoj, istoriškai vieni pirmųjų prisijungusių, kuriuos atsimeni, nereikia ieškoti kažkur archyvose informacijos papildomai. Tas ryšys yra užsimezgęs ir nuotolį ir iš tikrųjų toks džiuginantis ryšys ir mes jaučiam tą bendrystę, būdami nuotolyje, susitikdami vieną kartą ar porą kartą į savaitę, ar ne porą kartų. Vaikai su mokytojomis, mes administracija su tėveliais galbūt vėlgi rečiau, bet turim tą kontaktą ir jis iš tikrųjų labai džiuginantis yra. Tai esam jums dėkingi, galiu pasakyti ačiū ir savo vardu, ir visos administracijos, ir pasakos mokytojų bendruomenės, kad esat su mumis, nes jūs esat mums labai svarbus ir brangus. Tai labai smagu, kad atvykot į svečius. Ir nežinau, labai patiko jūsų pastebėjimas, kad pasaka auga, iš tikrųjų auga. Ir tai vyksta labai natūraliai, mūsų mokiniai tiesiog, lieka, ar ne, kursas iš kurso, metai iš metų, kol prieiname prie paauglystės ir dabar ta paskutinė grupė sukurta yra nuo 13 iki 16 metų, individualūs vaikai vėlgi kitokių principų šiek tiek mokosi, bet iš tikrųjų dabar jau pradedam irgi galvoti apie tą naują grupę, nežinau kokią spalvą mes pavadinsim, bet jau atsiranda tų vaikų, kurie peržengia 16 metų ribą ir dabar turime sukti galvas, ką daryti, kaip daryti ir kada daryti. Tai ir planų, ir idėjų visokiausių turim, motyvacijos ir noro dirbti. Ir žinau, kad ir jūs norit pasakai kažko palinkėti, tai labai kviečiu. Tikrai taip. Labiausiai tai noriu palinkėti, kad užtektų jėgų ir kantrybės judėti į priekį. Nes gyvename tokiais laikais, kai apskritai labai daug kas keičiasi. Ir aš įsivaizduoju, kad didžiausias iššūkis pasakai, tai vėlgi jau vien tai, kad laikai keičiasi, tai dar reikia ir kažkaip sumotyvuoti tuos vaikus, kurie įžengia į gana sudėtingą savo gyvenimo laikotarpį. Ir plus gyvena labai įvairiose pasaulio šalyse, kur kontekstas, kokiame jie auga, irgi yra labai skirtingas. Kad ir kokiais globalizacijos laikais mes gyventumėm, bet kiekviena šalis turi savo prieskonį, turi savo spalvą, turi savo visokiausių, taip sakant, individualių iššūkių ta aplinka. Ir jums, aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis, kad kaip visą tai padaryti patraukliu tą formatą visiems, nesvarbu, kur jie gyventų, nesvarbu, kokie jų būtų interesai. Tai aš jums labai labai linkiu to kūrybiškumo ir kantrybės, nes aš manau, kad to tikrai reikia. Ir nebijokite paklausti, turbūt kalbėti su tais paaugliais, kad galbūt, nežinau, kažkokiais formatais sukurti grupes ir tiesiog jų idėjų pasiklausyti. Nes iš tiesų mes, kai paklausome savo vaikų, tai ojojoj, kas pas juos galvose ir kartais iš viso to galima visai kažką neblogai susiorganizuoti. Tai būkite atviri, būkite kūrybingi, turėkite energijos, kantrybės ir
na, tikiuosi, kad ir 10-metį sutiksime kartu. Tai va to norėčiau tikrai palinkėti ir jeigu mes, kaip, taip sakant, bendruomenės dalis galim kažkiek prisidėti prie tos klaidos, prie žinomumo pasakos, tai bent jau mes tai tikrai su malonumu visiems pasakojam, tik tai junkitės, tik tai ieškokite ir aš manau, kad jūs esate tie kultūros ir kalbos nešėjai, kurie iš tiesų darote didelį skirtumą, didelę įtaką tam identitetui vaikų, tam, na, žodžiu, kiekvienas, aišku, turi savo užduotis, savo tikslus, kodėl jie yra pasakoje ir tai yra visiškai ok. Ta prasme, kiekviena šeima skirtinga, kiekvienas vaikas skirtingas ir tie tikslai gali būti skirtingi. Tai, na, lankstumo ir kantrybės. Ačiū, tikrai iš tikrųjų palinkėt to, ko mums labiausiai reikia. Kažkada pasaka pradėjo nuo mažo būrelio viščiukų, kaip jūs paminėjote, o dabar tų įvairiausio amžiaus mažylių ir didesnių turim, na, rudens kurse beveik 800 buvo, iš tikrųjų labai daug. Taip, pat suprantama, nesimato to, ar ne, kažkaip, kai mes susitinkam penkiese, sakykime, grupelėse arba individualiuose pamokose, tai netgi nesimato, bet jūsų žodžiai pataikė tiesiai į 10-tuką, nes mokiniai jungiasi iš skirtingų šalių, su skirtingiausiais poreikiais ir iššūkių mūsų kely pasitaiko, bet mes juos įveikiam kaip, na, vienas stiprus kumštis ir turim motyvacijos veikti toliau. Tai labai tikimės tikrai tą 10-metį kartu pasitikti, nesvarbu kokioj pozicijoje, galbūt Jurgis bus, na, asistentas koks ar galbūt. Gali žinot. Taip, čia tikrai reikia tik pajungti fantaziją ir paklausti tų pačių paauglių, kaip jie norėtų, nes tas graži tokia tradicija iš metų į metus prisijungti prie pasakos nebebūtinai kaip mokiniui, tiesiog kaip bendruomenės dalimi. Tai ačiū Jums kaip mamai, ačiū ir Jurgiui, kad jis nepraranda motyvacijos mokytis, galbūt būna dienų sunkesnių, bet, na, mokslo šaknys karčios, ar ne? Turim daug visokių gražių posakių, bet žinau, kad ir mokytoja Edita be galo stengiasi, ir jūs stengiatės. Ir tas bendradarbiavimas mūsų kaip mokyklos su tėvais ir mes su mokytojais stengiamės tikrai rasti išeitį iš visokiausių susidariusių situacijų, nors kyla tikrai iššūkių, kai jūsų daug yra ir mes visus labai branginam ir sakom ačiū. Tai dėkoju, kad atvykote į svečius. Smagu, kad pakvietėt. Labai labai smagu, kad sulaukėm visi kartu šito jubiliejaus. Iš tiesų labai taip nuoširdžiai sakau. Dėkoju. Ir toliau bandysime irgi švęsti pasakos gimtadienį. Matysite mūsų socialinėje erdvėje, kaip tai vyksta. Tai su jūsų sutikimu pasidalinsime mūsų video su visa bendruomenė. Ir toliau matysim, kaip tas gimtadienis vyksta. Galbūt ne viską pavyks parodyti, kaip norisi parodyti, bet bent akies krašteliu pastebėsite. Puiku. Dėkui.